Smagu matyti vasarą tiek daug besituokiančių porų, tačiau man kaip advokatei visada kyla klausimas, ar jie padarė savo namų darbus, teisinius namų darbus. Kaip žinome, santuokos sudarymas reikalauja įvairių pastangų ir grožio procedūros, ir drabužiai, ir svečiai, ir panašiai. Iš tikrųjų, jauniesiems jaunavedžiams arba, sakykime, net jeigu tai vyresnė pora, paprastai sudaro pakankamai daug rūpesčių. Tačiau aš kaip advokatė noriu atkreipti į keletą svarbių namų darbų, kuriuos mano supratimu yra būtina padaryti. Žinoma, aš kalbu apie namų darbus, ne apie tai, kokius svečius pasikviesti ar kaip ten geriau pavaišinti, bet kalbu apie teisinius namų darbus. Taigi, kokius namų darbus reikėtų pasidaryti prieš sudarant santuoką arba jau sudarius santuoką. Kadangi turiu tam tikrų projektų, kuriuos vykdau su psichologais, tai nemažai tenka pabendrauti ir kiek man yra žinoma, iš tikrųjų žmonės šiais laikais jau nebevengia komunikuoti ir netgi apie intymius reikalus, tačiau labai dažnai, bent iš savo praktikos, matau, kad apie finansinius klausimus yra, liktai dar nedrąsu kalbėti, ar gėda, ar nepatogu kalbėti, arba galvojama, ką apie mane pagalvos, arba bijoma kitos šalies reakcijos ir panašiai. Bet iš tikrųjų praktika rodo, kad tai yra labai svarbu išspręsti, svarbu apie tai komunikuoti ir iš tikrųjų surasti abiem priimtinus sprendimus. Pirmiausiai, apie ką norėčiau priminti, tai yra, kad sudarius santuoką iš mano tampa mūsų. Tai reiškia, kad jeigu jūs turėjote darbo užmokestį, kuris buvo mano, jis tampa mūsų. Tai yra jūsų bendra jungtinė nuosavybė. Kitaip sakant, pusė jūsų atlyginimo arba ten kitokių pajamų, pavyzdžiui, individualios veiklos, tampa jūsų bendrais pinigais. Kuom tai yra rizikinga? Tai yra rizikinga tais atvejais, jeigu jūsų partneris turi skolų. Todėl iš tikrųjų, jeigu partneris turi skolų, yra labai svarbu apie tai komunikuoti ir ieškoti sprendimų. Mano nuomonė, geriausias sprendimas šiuo atveju yra vedybų sutartis. Vedybų sutartyje galima aptarti, kad jūsų turtas, jūsų pajamos yra jūsų, tai yra lieka mano, atitinkamai, kreditoriai negalės išsiieškoti iš pusės jūsų atlyginimo. Jeigu nėra vedybų sutarties, sudarius santuoką, kreditoriai gali, pretenduoti pusę jūsų atlyginimo ar kitų pajamų. Greičiausiai jūs nelabai būsite linkęs dalintis savo atlyginimu su trečiaisiais asmenim. Jeigu jūs ar jūsų būsimas sutuoktinis ar sutuoktinė turi verslą, taip pat yra labai svarbu aptarti ir kitą klausimą. Tai yra, kaip bus su įmonės dividendais, kaip bus su įmonės prieaugiu, nes reikia žinoti, kad po santuokos sudarymo, tarkime, jeigu padidėja įmonės vertė, tai yra jau bendra jungtinė nuosavybė. Lygiai taip pat dividendai yra bendra jungtinė nuosavybė. Jeigu jūs gyvensite ilgai ir laimingai iki gyvenimo pabaigos, tai čia tada viskas yra ok. Tačiau jeigu atsitiktų taip, kad neįvyktų taip ir atsidurtume ties skyrybų slenksčiu, tai tiek dividendus, tiek įmonės vertės padidėjimą turėtumėte dalintis. Todėl šiuo atveju taip pat rekomenduojama tai pakalbėti, aptarti ir galimas sprendimas yra vedybų sutartis. Dar vienas svarbus įrankis, kurį galima taip pat panaudoti prieš sudarant santuoką ar labiau sudarius santuoką, bet apie tai reikėtų padiskutuoti ir nuspręsti, kaip bus sprendžiamas vienas ar kitas klausimas, testamentas. Ir kai kurie gali sakyti, kokia čia nesąmonė, čia mes sudarom santuoką, čia gyvensim ilgai ir gal, kodėl mes čia turim kalbėti ir galvoti apie testamentą. Šitas įrankis iš tikrųjų gali būti aktualesnis brandesnio amžiaus žmonėm, kurie turi jau kažkokių įpėdinių, sakykime, tai būtų vaikai iš vienos santuokos ar kitos santuokos arba iš partnerystės, kuriems jie norėtų palikti savo jau turimą turtą.
tačiau jau tas naujas sutuoktinis gali sakyti, kad, na, okei, o kaip aš? Na, tarkim, aš parduodu savo butą, mes įsikeliame į tavo namą ir kaip tada, jeigu va tu numiršti, tai ką dabar mane iškelia iš šitų namų, mes čia tvarkomės, gyvenam, tai čia mano namai, ne mano namai. Ir, na, iš tikrųjų toks gali būti interesų konfliktas ir sudėtinga nuspręsti, kaip šiuo atveju geriausiai būtų pasielgti. Sprendimas iš tikrųjų yra pakankamai paprastas teisinė prasme, tai yra galima sudaryti testamentą ir testamente įrašyti tam tikrą sąlygą, tai vadinama testamentinė išskirtinė, kuri nustatytų jūsų sutuoktiniui ar sutuoktiniai teisę jums numirus gyventi jiems iki gyvos galvos, sakykime, konkrečiame nekilnojame turte. Atitinkamai ir sutuoktinis ar sutuoktinė turės garantiją, kad jums numirus jisai nepraranda teisės gyventi, naudotis tuo namu. Jeigu turite papildomų klausimų susijusių su vedybų sutartimis, arba, na, sakykime, kaip bus, jeigu jūs esate susižadėję, bet vedybos vis dėlto neįvyks, arba su tais pačiais testamentais, kviečiu kreiptis į mane, advokatę Juliją Viktoriją Flis, arba įsigyti autorinius įrašus Nesiparinti LT. Ačiū, kad žiūrėjote.